Pasinerkite į kovingą LKL pasaulį. Čia nėra silpnų. Čia yra drama, džiaugsmas, skausmas, pergalės ir pralaimėjimai. Čia niekada nebūna lygiųjų. Tai profesionalų stilius. Arenose šalia jūsų, ekranuose prieš jūs. Labas vakaras, Baltijos televizijos žiūrovai. Sveiki gyvi, gerbiami krepšinės sirgaliai. Taigi šiandien trečiosios lemiamos rungtynės, po kurių išaiškės, kasgi bus ketvirtasis LKL pusfinalio dalyvis. Na, vakar Olimpas triuškinančių skirtumų įveikė Vilniaus Statybą. Kaip manot, ką turi padaryti Statyba, kad šiandien įveiktų Olimpą, kad jie turėtų galimybę įveikti Olimpą, kuris yra labai didelių potencialių galimybių ekipa? Yra tik tai vienas toks pagrindinis atsakymas, vienas vaistas, kad galėtų Statyba išlyginti žaidimą šiandien su Olimpu. Statyba turi labai gerai pataikyti. Ir taip išklausus abiejų komandų trenerius prieš prasidedant šioms rungtynėms. Nu, manau, Andrejaitis teisus sakydamas, kad Statybos žaidėjams šiandien nėra ko terioti ir jie bus žymiai narsesni. Iš kitos pusės pasirinktas Statybos planas, sakyčiau, yra teisingas, bet labai rizikingas. Bet kitos šėties jie neturi. Nes jeigu jie tiek gaus iš po krepšio metimų kaip vakar, su tokiu procentu išloš nebeįmanoma. Taip kad matyti rizikuoti reikia. Vakar Olimpas labai staigiai įstūmė į gilią duobę Statybos komandą, tiesiog triuškindamas ją greitomis kontratakomis pačioje rungtynių pradžioje, jau sužlugdydamas morališkai Statybos žaidėjus. Ką turėtų Statybos krepšininkai daryti, kad jiems pavyktų išmušti Olimpą iš Olimpų įprasto žaidimo? Labai sunkus klausimas, kadangi apie komandą žaidžia labai panašų krepšinį ir mėgsta trumpas atakas, bet šiandieną jau treneris Statybos pasakė, kad bandys biškį ilgiau kontroliuoti kamuolį ir ruošti metimus, bet aš atvirai pasakysiu, savo abejoju, kad tai įvyktų. Ir štai pirmieji taškai, juos supelno Aurimas Apalšys ir Statybos komanda pirmauja 2-0. Priminsiu, tai trečiosios lemiamos rungtynės. Po jų išaiškės paskutinė ketvirtoji LKL pusfinalių dalyvė. Ir štai šios rungtynės yra apskritai paskutinėse ketvirtfinaliuose. Vakar Kauno Atletas 77-64 nugalėjo Šiaulius ir taip pat pateko po labai sunkios ir atkaklios kovos, 3 rungtynių dramatiškos serijos į LKL pusfinalius. Na ir be jo ten jau vietas yra užsitikrinę Kauno Žalgiris 2-0 nugalėjęs Klaipėdos Neptūną ir Sakalai, kuriems taip pat įveikti Šilutę prireikė tik 2 rungtynių. O dabar vėl su kamuoliu Statybos krepšininkai, Dainius Adomaitis ir taiklus Dainiaus Adomaičio metimas 4-0. Sėkminga Statybos komandos pradžia. Taip, galima įtarti, kad vis dėlto labai valinga Plungės komanda jau galvoja apie Kauno Žalgirį ir tas jiems aiškiai trukdo pradžiant. Dabar prasižengia Rolandas Knyza. Aš turėjau galvoje gynybą, nes pirmieji 4 taškai praleisti be kovos. Praktiškai vakar tokių dalykų nebuvo nei vieną kartą. O dabar baudos metimus, antrai baudos metimo meta Dainius Miliūnas, pelnantis po 12,5 taško per kiekvienas rungtynes. Vakar beje taip pat labai sėkmingai žaidęs po Statybos komandos krepšiu. Atkovojęs keletą kamuolių po varžovų krepšiu ir pelnęs į savo komandą taip pat nemažai, iš viso, jeigu neklystu, 14 taškų. O dabar su kamuoliu Statybos komanda. Štai Aurimas Palšys, laisvas kairiajame krašte, netaiklus metimas. Bet dabar komanda padarė tai, ką norėjo treneris. Truputį įžaidė, užmaskavo dėmesį, kamuolys buvo atiduotas visai laisvam Palšiui. O dabar su kamuoliu Evaldas Viecys, daugiausiai nemalonumų vakar Statybos komandai pridaręs krepšininkas.
Ir štai 5 kartus nepavyksta Olimpo krepšininkams ir atrodo, kad šiandien tokio spurto, galingo Olimpo spurto nematysime. Bet įdomu, Pranskevičius savo ūgį pademonstravo charakteringą Olimpo žaidėjams, nedidiesiems šoklumą. Vienas prieš 3 didžiausius žaidėjus kartoja vieną po kito kamuolį, kad ir nepataikė. Bet taip sunkumų turės, aiškiai matosi. O ir dabar šitas paskutinis epizodas tai rodo. Dabar prasižengia Mindaugas Pranskevičius, pirmoji asmeninė pražanga ir prie baudos metimų linijos Egidijus Mikalajūnas. Labai gražiai jam kamuolį atidavė Gintaras Bačenskas, prasiveržęs pro galinę liniją dešiniuoju kraštu ir po to jau Mindaugas Pranskevičius sustabdė pakeisdamas taisyklės Mikalajūno žaidimą. Na, kalbėjome apie tai, kogi statybai reikia, kad ši komanda galėtų šiandien kaip lygų su lygiais kovoti. Visų pirma, tai reikia labai sėkmingo Egidijaus Mikalajūno žaidimo. Taip, be abejonės, tie žaidėjai, kur vakar nepataikė, kaip tik vakar ir įvedė į tai, kad sudarė sąlygas greitam labai kontratakoms, greitam puolimui Olimpo, kur labai Olimpas pavojingas. Šiandieną taip, kol kas laikosi duoto savo žodžiai, žaidžia koncentruotą asmenį gynimą. O pirmą kartą, kada Bačenskas nesuspėjo į pagalbą ir iš karto Olimpas parodė nagučius. Na, štai 2 taškus pelno Rolandas Knyza. Na, beje, kalbant apie vakardinos rungtynes, dar išryškėjo vienas bruožas labai greitai, jau 10 minutę Olimpo krepšininkai žinojo, ką reikia dengti labiausiai. Tai yra Adomaitį ir Palšį krepšininkus, kurie darydavo beveik visus statybos taškus. Tuo pačiu palengvėjo Olimpo užduotis dengiant kitus 3 krepšininkus, atpalaiduojant šiek tiek varžovus, kad jie nedengtų statybos žaidėjų tų, kurie vakar dieną nežaidė taip sėkmingai. Taip, praktiškai jau tu ir atsakei šitą problemą. Taip ir buvo vakar. Praktiškai kiti žaidėjai tapo tokiais vadinamais nulinukais ir tas labai lengvino ir psichologiškai, ir galų gale materialiniai nuostoliai buvo žymiai mažesni Olimpui. Egidijus Mikalajūnas, dar vienas metimas netaiklus ir Miliūnas atkovoja kamuolį. Timoti Bruksas vėl greito kontrataka, 3 prieš 3, Vaškys netaiklus metimas ir vėl Vaškys atkovoja kamuolį. Ir netaiklus metimas. Atrodo, kiek nervinasi Olimpo krepšininkai. Olimpas, aišku, netoks, nors kovingumo nestokoja. Vėl Vaškys pademonstravo, kaip reikia kovoti su aukštaisiais statybos žaidėjais. Bet pataikymo jau tokio, kaip vakar nebuvo. Taip, prasideda pati pavojingioji fazė. Jeigu tai įvyks, nieko statyba nepadarys. Brukso perėmimai, kurie vakar labai daug lėmė. Ir dabar prasižengia statybos komanda. 11 numeris komandos kapitonas Dainius Adomaitis, dengdamas Evaldą Jocį, pirmoji pražanga. Jeigu statyba nenori, kad Olimpas įvestų ją į neparankų, nepaprastai greitą kontratakų žaidimą, praras tokius kamuolius, kai dabar kad prarado, neįmanoma. Turi saugotis ne tik vieno Brukso, bet ir visų kitų, nes ši komanda žaidžia labai gerai kamuolio atėmimuose. Ir turbūt į greitą puolimą pereina greičiausiai iš visų komandų. Be abejonės. Ir pati susidaro progas perimdama kamuolius. Nes man atrodo, kad jinai mūsų 10 komandų užima labai aukštą. Pirmauja. Nu tai čia yra klasikinis sąlygos dėl 11 taškų ir pataikęs vieną iš 2 Olimpo įmestų 3 taškų metimų. Pranskevičius. Pavyksta. Beveik buvo pavykę atimti kamuolį. Knyza blokuoja Pranskevičiaus metimą, tačiau čia pat pagauna klaidinančių judesio Rolandą Knyzą Mindaugas Pranskevičius, priverčia prasižengti. Tai 3 Knyzos pražanga ir dabar Pranskevičius mes 2 baudos metimus. Per pirmąjį kėlinį Olimpo komandos kapitonas pelnė 4 taškus, 2 iš jų 2 taikliais baudos metimais. Taiklus ir šis baudos metimas. Ir jau 6 Pranskevičiaus taškas. Ir 7 taškas, taigi Olimpas dabar pirmauja jau 13 taškų skirtumu. 4 taškus pelnė per pirmąją antrojo kėlinio minutę Olimpo krepšininko, kol kas statybos komandai nepavyko surengti atakos. Bačenskas, dar vienas bandymas ir vėl netaiklus Gintaras Bačenskas. Štai ką mes ir kalbėjome prieš šias rungtynes, statybos komandai reikia pataikyti. Taip, kuomet metimai netaiklus, tuomet griūna jų žaidimas puolime. Ir statybos komanda iš 8 tritaškių pirmajame kėlinyje pataikė tik 1. Tai padarė Virginijus Sirvydis. 3 kartus metė netaikliai Bačenskas, 3 kartus Aurimas Palšys. Ir atrodo, kad kol kas bent jau Gintarui Bačenskui ir antrajame kėlinyje neatsirišo Olimpo komandos krepšys. Olimpas tuo metu rengia ataką, Pranskevičius, netaiklus metimas, Jocys. Štai ką tik galėjome puikiai įsitikinti Jocio galimybėmis, kaip jis
būdamas beveik tik šiek tiek aukštesnis už Adomaitį ir Knyzą, daug aukščiau iššoko laiku ir lengvai pelnė taškų. Pranašumas Noriego, žvelgiant į tą situaciją, kuris susiklostė po ketvirtfinalių, po pirmųjų rungtynių daug kur buvo gan netikėti rezultatai, tačiau, kaip parodė štai paskutinieji antrieji ir tretieji susitikimai kiekvienoje poroje, vis tik viskas daugmaž išsidėstė logiška tvarka. Į pusfinalį pateko Atletas Olimpas Žalgiris ir Sakalai, kurių pergalė prieš Šilutę, dabartinė Šilutė taip pat yra gan logiška. Taip, viskas logiška. Stipresniai nugali. Krepšinis tuo klausimu yra kur kas logiškesnis žaidimas negu futbolas, kur kartais geras, bet atsakinis smūgis, kada taikomas į kairį kampą, pataikomai 10 nulėmė rungtynės. Krepšinį, kadangi reikia įmesti netoli 100 taškų, tai rečiau pasitaiko ir yra stabilesnis žaidimas. Ir kaip manot, Atleto ir Sakalų rungtynės ir visa ši serija, žaidimas iki 2 pergalių, tai turėtų būti taip pat gan įdomus pusfinalis. Be abejonės, visi pusfinaliai, sakyčiau, gal tik tai skirtumas toks tarp Neptūno Žalgirio nebuvo kovos, o visi 3 likusiai pusfinaliai buvo labai įdomus, turiningi ir rodė išaugusi vis dėlto rungtynės šiame sezone. Jie užbaigė LKL čempionatą trečiomis rungtynėmis ketvirtfinalyje prieš Plungės Olimpo komandą, o Plungės Olimpo komanda toliau tęsia kovą LKL play-offuose rungtynėse. Dabar jų varžovas bus Kauno Žalgirio klubas, 2 kart LKL čempionai ir šiemet besistengiantis vėl apginti savo čempionų titulą. Evaldas Jocys, 2 taškai ir pražanga, 16 taškas ir prasižengia 4 kartą prasižengia Rolandas Knyza. Alfredas Vainauskas vėl keičia žaidėjus, į aikštelę grįžta Virginijus Sirvydis. Ir prie baudos metimo linijos Evaldas Jocys. 19 iš šio krepšininko taškas. Jis rezultatyviausias žaidėjas Olimpo komandoje, kaip beje ir vakar dienos susitikime kartu su Eugenijum Vaškiu. Būtent šie 2 krepšininkai pelnė daugiausiai taškų. Dainius Adomaitis atsako 2 taškų, tik 10 statybos kapitono taškas. Ir dabar skirtumas vėl 31 taškas, 70-39. Lieka dar 7 minutės ir 40 sekundžių. Na beje, priminsiu, kad pusfinaliai prasideda balandžio 17 dieną. Ir vyks balandžio 17, 18, 19, 20 ir 21 dienomis, jeigu ir ten viename iš pusfinalių prireiks 3 rungtynių. Na ir kaip parodė bent jau Atleto susitikimas su Šiauliais, gali būti ir taip, kad reguliaraus sezono nugalėtojai taip pat tenka žaisti pilną seriją, tai yra 3 rungtynės. Dabar sužingsniuoja statybos krepšininkai. Ir atrodo, kad jie pagal savo žaidimą jau yra baigę šias rungtynės. Taip, ir dabar va tie žingsniai kaip tik tą paliustravo, nes Knyza paprasčiausiai netikėjo, kad jis gali atlikti metimą tarp didesnių žaidėjų ir padarė žingsnius, nes nelaukė nei perdavimo ir buvo užkluptas netikėtai. Tai jau būna tik tada tokiu atveju vyrų krepšinį, kada jau tikrai psichologiškai komanda nebeturi ko siekti. Tas jaučiasi. Ramūno Petraičio baudos metimas. Kol kas jis pelnė 2 taškus savo komandai. Antrasis taiklus, taigi skirtumas dabar jau 34 taškai. Ir Dainius Adomaitis, jeigu neklystu, tai prasižengia, atsistūmė ir atsitrenkė į gynyboje stovėjusi Plungės Olimpo komandos krepšininką. 4 asmeninė pražanga. Tai yra 5 asmeninė pražanga, 10 taškų šiandien pelnė statybos komandos kapitonas. Ir tai buvo jau paskutinės Dainiaus Adomaičio minutės šios dienos rungtynėse ir apskritai šių metų LKL pirmenybėse. Timothy Bruksas netaiklus metimas ir Petraitis atkovoja kamuolį. Na, net ir didžiulis skirtumas kol kas nesumažina net trupučio Olimpo komandos noro ir kovingumo laimėti ir triuškinti savo varžovus. O štai statybos krepšininkai jau, kaip minėjome,
yra psichologiškai palūžę, susitaikė su pralaimėjimu ir dabar jie tik tai baigia žaisti tas rungtynes, iki kurių pabaigos lieka 6 minutės ir 8 sekundės. Bačenskas, tuo tarpu skirtumas katastrofiškai didėja Olimpo komandos naudai. Štai Virginijus Sirvydis, antrasis taiklus tritaškis metimas. Pirmąjį pataikė pirmajame kėlinyje ir tai buvo. Kol kas jis pelnė visus 2 statybos komandos tritaškius metimus. Turbūt nepatikėtų joks statybos ir galius, jeigu sužinotų, kad per visas rungtynės atlikti tik 2 tritaškiai ir jos atliko kaip tik Sirvydis, o ne tie žaidėjai, kurie reguliariai atlieka ir specializuojasi tritaškių atlikime rungtynėse ir ypatingai sunkiais momentais. O čia yra viena iš priežasčių pagrindinių. Na ir vėl statybos komanda apskritai pirmauja pagal tritaškius visoje lygoje ir Olimpui išmušus tokį ginklą iš statybos rankų turbūt beviltiška net tikėtis, kad pavyks pasipriešinti Olimpo žaidėjams. Taip, bet tai rodo ir Olimpo galimybės gynyboje ir klasę gynyboje, reikia šitą pripažinti. Taip, kad Žalgiriui laukia galbūt toli gražu nelengvas gyvenimas. Jo labiau, kad Olimpė nežaidžia Vikerį ir tai, kad jį šiandieną ir nestato, yra labai neblogas psichologinis toks trenerio mažas žingsnis, etiudas, nes Vikeris yra, kaip ir visi stiprų žaidėjai, yra savimeilus, ambicingas ir jis ruošis ir stengsis įrodyti ir savo, ir komandai, ir varžovams, kas jis yra. Nu, dabar dėl ginčo kovos Timoti Bruksas, 1,80 cm ir Rolandas Vaičiūnas, 2 metrai. Paisant šios rezultatą, jis atliko savo debiutą žymiai sėkmingiau, negu kas nors galėjo laukti. Na beje, kaip ir jo kolega kitoje aikštelės pusėje, Rimas Endrejaitis, taip pat vienas iš tokių sezono atradimų kartu su Visaplungės komanda. Siurprizas, nepaisant jo patyrimo, vis dėlto tiek pakelti komandos žaidimą, taip pakilti turnyro lentelę, kaip atliko Olimpas, tai vis dėlto didelis trenerio pasiekimas. Ir atrodo, niekas nepasikeitė. Žaidėjai beveik nepasikeitė. Žaidimas pasikeitė. Svarbiausia. Taip, tai yra matyti svarbiausia. Ir su kamuoliu dabar Vilniaus statybos krepšininkai 80-46, 34 taškais pirmauja Plungės Olimpas, kuriem iki pergalės, iki dar vienos pergalės belieka laukti tik tai 4 minutės ir 30 sekundžių. Rolandas Vaičiūnas, krepšininkas, kuriam dar užtenka entuziazmo ir energijos kovoti. Taip, jis kovoja, stengiasi kovoti dėl atšokusių kamuolių ir dabar buvo labai arti tikslo. Na ir dabar netrukus aikštelėje pamatysime dar vieną krepšininką, kuriam visiškai tas pats, koks yra rezultatas ir koks Olimpo pranašumas. Tai jaunasis statybos komandos gynėjas Tomas Purlys, kuris nedažnai gauna pažaisti statybos komandą ir kuris, aišku, bandys išnaudoti bet kurią galimybę, kad pabūti aikštelėje. Vienintelis, kuris statyboje tikrai nejau šito preso, pralaimėjimo preso, kurį komanda vis dėlto pergyvena ir nesugebėjo pergyventi, ta prasme, kad vis dėlto žaidimą tai labai kliūdė paskutinis minutės. Na štai labai iškalbinga statistika, antrajame kėlinyje statybos krepšininkai prasižengė 11 kartų, Olimpo komanda tik 3 kartus. Eugenijus Vaškys pelno 19 tašką. Ir jubiliejinis baudos metimas, 20 taškų, 82-46. Ir štai Tomas Purlys su kamuoliu. Netaip lengva yra rasti atidengusius komandos draugus. Ir Timoti Bruksas. O, koks dėjimas iš viršaus, tiesiog desertui Plungės publikai. Ir tiesiog visa Plungės Olimpo sporto salė, visi esantys žiūrovai pakilę skanduoja ir dėkoja Timoti Bruksui. Vėl atkovoja kamuolį Olimpo krepšininkai. Matyt, Sirtautui gali tekti atiduoti prizą, nes vis dėlto šitas metimas buvo atliktas žaidimo metu. Na ir štai dar kartą šis epizodas. Na, aš žinojau, kad Bruksas gali pašokti, bet kad šitiek pašokti. Taip, atlikta atsispyrus iš 2 kojų, kas ypatingai sudėtinga mažiems žaidėjams. Ūgis 1,80 m. Ir prašau, dar vienas puikus saldainiukas. Kas darosi Plungės Olimpo sporto salėje? Man šiek tiek gaila statybos krepšininkų. Taip,
Mažosios Plungės krepšininkai ne tik gerai krepšinį moka žaisti, bet pasirodo ir krepšinio šou labai gerai yra įvaldę. Ir kol kas jie šito musijama su sostinės komanda. Ir čia yra labai sėkmingas žingsnis prieš rungtynės su Žalgiriu. Aš manyčiau, kad taip. Tai dar vienas puikus Timothy Brookso perdavimas ir dėjimas iš viršaus, Miliūno dėjimas. 88-46. Ir keitimas Olimpo komandoje. Rimas Endrijaitis iškart keičia du žaidėjus, į aikštelę įeina Arūnas Petraitis ir pirmą kartą pasirodo aikštelėje jaunasis 18-metis puolėjas Darius Kurmis, 2,5 m žaidėjas, kartu su juo žais ir Tomas Venskūnas, kurio augis 2,8 m, taigi antroji Plungės Olimpo komandos sudėtis papildyta Eugenijų Vaškiu, kuris vienintelis lieka iš startinio penketo žaidėjų. Dabar aikštelėje iki antrojo kėlinio pabaigos lieka 2 minutės ir 25 sekundės. Ir šiek tiek pagyvino Plungės Olimpo krepšininkai. Jau atrodė aiškių ir nuobodžių rungtynių pabaiga. Eugenijus Vaškys, perdavimas Venskūnui. Tomas Venskūnas ir jis gauna šansą pelnyti taškus šios dienos rungtynėse. Pirmieji Venskūno taškai 90-46. Ir 2 minutės 5 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. 44 taškais pirmauja Olimpo krepšininkai. Ir dar kartą praranda kamuolį. Minutė 59. Dabar reikliausiai Plungės Olimpo gerbėjai jau pradeda skanduoti 100-100. Na, reiks labai pasistengti Olimpo komandai, kad pelnyti 100 tašką. Bet pagal žaidimą jaučiasi, kad Olimpas apie tai mažiausiai galvoja. Jie žaidžia. Jeigu 100 norėtų daryti, turėtų atakuoti iš karto ir iš distancijos. O dabar prasižengia ką tik aikštelėje Darius Kurmis. Ir kamuolį vėl turi Tomas Purlys. Virginijus Sirvydis pereina, neskubėdamas pereiti grukus į varžovo aikštelės pusę. 90-46. Minutė 37 iki kėlinio pabaigos. Ramūnas Petraitis, Arūnas Drąsutis. Petraitis bando atsidengti su kamuoliu Eugenijus Vaškys. Perdavimas Drąsučiui. Drąsutis meta iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. Minutė 24. Taigi, kaip jau minėjau, yra paskutinės šių metų ketvirtfinalio rungtynės. Dabar 4 geriausiai ketvirtfinalyje pasirodžiusių komandų jau laukia pusfinaliai. Jose susitinka Atletas su Sakalais ir Kauno Žalgiris žais prieš Plungės Olimpą. Priminsiu, pusfinaliai prasideda balandžio 17 dieną ir juos taip pat transliuos Baltijos televizija po 10 dienų pertraukos. 4 geriausios komandos, LKL geriausios ketvirtfinalio komandos pratęs kovą dėl LKL aukso žiedų ir dėl čempionų taurės. O dabar dar vieną tašką pelno Ramūnas Petraitis. 6 taškai iš viso jo sąskaitoje ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus. 92-46 ir lieka 1 minutė. Na štai Tomas Purlys. Ir atlieka rezultatyvų perdavimą Virginijui Sirvydžiui, kuris truputėlį pasaldina tą pralaimėjimo kartelį. Vis tik Olimpas antrajame kėlinyje žaidė super galingai. Beje, antrajame kėlinyje Olimpo krepšininkai įmetė 54 taškus palyginus su 38, kuriuos jiems pavyko pelnyti per pirmąjį kėlinį. Ir antrajame kėlinyje visas statybos komandos gynybos sistemas subirėjo tarsi kortų namelis. Ir dabar visiškai pelnytai Plungės Olimpo komandos gerbėjai dėkoja savo komandos draugams. Netrukus išvysime dar vieną dėjimą, be jokios abejonės. Eugenijaus Vaškio pats mėgstamiausias krepšinio elementas, tai dėjimai iš viršaus. Ir jis gauna progą pasidžiaugti štai šiuo epizodu. 94-48, beveik dvigubai pirmauja dabar Olimpo krepšininkai. Ir tyčinė pražanga, nesportinė pražanga baudžiamas su Tomas Purlys. Lieka 14 sekundžių.
ir dabar baudos metimus mes Plungės Olimpo. Krepšininkas Ramūnas Petraitis, 13 numeris ir dar kartą galėjote stebėti Eugenijaus Vaškio dėjimą iš viršaus. Ramūnas Petraitis dabar gali padvigubinti skirtumą. Na, atvirai šnekant, po pirmojo kėlinio vargu ar kas galėjo turėti tokią lakią fantaziją ir prognozuoti štai tokius įvykius. Taip, kada laukiai išėjo pakvėpuoti gryno oro susirinkęs ir gali aiškino ir abejojo, ar nugalės, nes sako, labai sunkiai sekasi Olimpui šiandieną, nepaisant į turimą ten. Na ir štai Alfredas Vainauskas. Turbūt kaip niekas kitas labiausiai išgyveno šią nesėkmę jaunasis treneris. Be abejonės, jam sunkiausia. Tokius dalykus treneriai visada sunkiausia pergyvena. O dabar lieka 4 sekundės ir paskutinis dabar jau statybos šansas. Meta Tomas Purlys, nepataiko, taigi baigėsi šios paskutinės ketvirtfinalio rungtynės. Jas rezultatu 95-48 laimi Olimpo krepšininkai. Meta Purlys. Ir atrodo, kad dar nesibaigė. Taip, Purlys dar mes baudos metimus. Taip, Purlys mes du baudos metimus. Netaiklus pirmasis baudos metimas. Antrasis taiklus ir kadangi buvo mesta iš 3 taškų zonos, dar vienas bandymas jaunajam statybos komandos gynėjui. Ir jis taip pat netaiklus, taigi galutinis rungtynių rezultatas yra toks. 90.